100 gramų trotilo, čia šitas tortas eis in padangę. Karolukai, aš tave norėčiau pasveikinti. Vas, aš žinau, kad aš Karolukas, ko tu čia dar nori? Sveikinu tave su gimtadieniu. Aš šiek su savo buteliu, čia yra priedas prie dovanos, visi atsinešė po butelį. Na tik, bet mano tėvelis ir mamų, kad tai nedirba. Nu ir kas man įdomu, mano tėvai irgi pavyzdžiui nedirba. Mano ir tėtuką ir mamuką atleido iš darbo, bet mano tėvas kažkodėl dirba, įsidarbino taksistų ir vakarais nuo 10 valandos prekiauja dar alkoholiu. Dieną, kai galima, tai prisiperka, o po to per naktį pardavinėja alkoholį. O mano mamukas tai pavyzdžiui užsideda maudymosi kostiumėlį ir Nemuno iš Baltarusijos plukdo cigaretės, po to perdu pirikūpam perparduoda didmeną ir dėl to turim pinigų, tai va ir padariau gimtadienį. Taip kad, ko tu čia nori, nėra dovanų, nėra pinigų, nėra pramogų. Nu, tik, bet mano močiutė irgi tik tai viena išlaiko. Šiaip tai jinai kaip lipo žurnale nusifotografavo, tai daugiau viskas, kaip ir pinigų nepiluota, viskas bankrutuoja. Ai, tu durnas? Pas tu durnas, nėra dovanų, nėra pramogų, aš tau sakau, ko tu čia nori. Na gerai, tada aš tau padovanosiu savo patį brangiausią daiktą. Savo šašų kolekciją. Šašų kolekcija? Taip, paskutinis šašas nuo alkūnės. Geras, jis man dovanoja savo šašų kolekciją. O tu tikras draugas Kryžmantai sėsk. Tai va, hebrytė bus šašai prie šampano, valgysim kaip šaltą užkandį, va šašos. Ačiū, geras draugas Kryžmantai. Sėdėk.